Taigi sveiki, šiandien pravesiu pilno kūno treniruotės apšilimą. Su manim yra mano klientas Matas ir jisai teigia, kad jisai neturi per savaitę dažnai laiko nueiti į sporto klubą ir tik kai randa to laiko, jis visą laiką daro pilno kūno treniruotės. Tai būtent apšilimą mes ir pritaikysim pagal jo tikslus. O pats apšilimas yra tikrai labai svarbus dalykas, kadangi jis suaktyvina mūsų kraujotaką, apšildo raumenis, pakelia kūno temperatūrą ir būtent paruošia raumenis sąnarius darbui. Tai pradėsim nuo labai paprasto pratimo, tai yra galvos sukimai, šiek tiek čius atgal ir iš šono, į kitą šoną ir tada į priekį ir atgal. Jo, labai gerai, po 10 kartų. Kitas pratimas būtų pečių sukimai, tai uždėsi rankas ant pečių ir bandysi tą pasukti į priekį. Ne, per daug, čia pasukti. Jo, apšildo peties sąnarį, taip pat aktyvuoja ir priuštėjo nugaros dalį, mentės apšildo, tada labai gerai pradėtų tokio pratimą. Trečias pratimas būtų alkūnės sukimai į priekį ir atgal. Ne, per alkūnę sąnarį. Taip. Jo, labai gerai, nes visuose tiek traukuose, tiek spaudimuose mums įsijungia alkūnės, todėl irgi labai svarbu, kad jos būtų suteptos tuo skysčiu ir jas labai gerai apšildytų. Ne, ilgai nedarai. Lėčiau. O, liuks. Tai gerai, kitas pratimas būtų stuburo rotacijos, nugaros rotacijos, tai taip rankas kad tada suksis į vieną pusę, grįši ir į kitą. Ne, šiek tiek tu per plačiai laikai, iškva. Ateik, o, iškva. Gali net nesiglaus, bet jeigu nori, daugiau jo, nelaikyk, taip pat, ir dabar suksis. Jo, čia aktyvuoja nugaros raumenis, taip pat aktyvuoja istrišinis pilvo raumenis. Jo, vieną kartą į vieną pusę, grįžti, iškart į kitą pusę. Bet Gerai, dabar eisim dar labiau į apačią, tai apšildysim kojas. Tai vienas labai svarbus pratimas, tai yra šoniniai įtūpstai, kadangi dažnai žmonės pamiršta juos. Jie daro pritūpimus, daro įvairius įtūpstus paprastus, bet šoniniai irgi mes judam ir šoną, ne tik į priekį, ne tik į viršų, ne tik į apačią. Šonai irgi labai svarbu, tai darysim taip. Liesim kulnus su koja, grįšim vėl. Ne, šiek tiek koja turi eiti tiesiai, jo. Taip pat eiti tiesiai, o, irgi 10 kartų. Tai apšildo išorinį ir vidinę šlaunų dalį. Šis pratimas. Gerai, perinam prie kito pratimo, tai darysim įtūpstą, maždaug iki 90 laipsnių, atsistojam, paeinam žingsnį, spiriam tiesiai koją. Jo, tada paeini žingsnį vėl, įtūpstas, paeini žingsniuką, vėl spiriam tiesiai koją. Štai šiek tiek aktyvuoja sėdmenis, šlaunų raumenis. Padaro tokį pratimą irgi būtų, kaip ir praeitus, daryti kažkur 10-12 kartų. Tai šiek tiek pereisim dar sudėtingesnių apšilimo pratimų, tai dabar turėsim jau ant kilimėlį daryti, darysim deep lenkimą. Tai bus kaip šoninis lenkas, iškeliam ranką taip, o, grįžti į poziciją ir vėl taip. Jo, sakau, kad kūnas eitų tiesiai. Kojas dabar linkime, jo, gerai. Tai čia irgi aktyvuoja giliuosius nugaros raumenis, aktyvuoja presą, korą, o koras yra labai svarbus darant įvairius įtūpstus, pritūpimus, visą laiką turim laikyti aktyvų presą tokiais pratimus. Ir galiausiai pereinam prie pačio paskutinio pratimo, kadangi po truputį progresavom šiais pratimais, tai jau šitas pratimas įjungs visus raumenis, tai tau reikės atsispaudimo poziciją ir su rankomis siekti kojų pirštus. Su skirtinga ranka skirtinga kojų pirštų.
užpakalis per daug pakeltas, nuleisk tempų presą, labai gerai ir siek. Štai ir atlikome apšilimą prieš visą kūno treniruotę. Aišku, gali būti ir įvairių pratimų, galime pradėti ir kitokių variacijų. Svarbiausia, kad apšilimą yra naudoti ir neišmesti jo iš savo treniruočių programos. Man tai kažkiek bent jau išlaiko. Tai tiek, ačiū.